Tada sekantis etapas yra priskirti resursus, kas už konkrečius darbus arba netgi darbų paketus bus pas mus atsakingas. Sakysim, arba žmonės, kurie darys tos darbus, arba žmonės kuratoriai, kurie turės sukūruoti tos darbus. Šiaip projekte yra 3 rūšių resursai - žmogiškieji, medžiagų ir piniginiai resursai. Tai mes kalbėsim tik tai apie žmogiškosius pradžioj resursus. Žmogiškieji resursai, jie įsiveda į resursų duomenų bazę. Ir galima tiesiog įvesti resursą ir nieko daugiau nerašyti, arba galime aprašyti daug parametrų, sakysim, tokių kaip valandos kaina, nedarbo dienos ir panašiai. Tai aš dabar parodysiu. Resursai yra 4 ikonėlė, tai yra resource sheet, resursų duomenų bazė. Ir čia tiesiog yra surašomi žmonės, kurie dalyvaus jūsų šitam konkrečiam projekte. Ir pavyzdžiui, aš galiu įrašyti save. Ir tiek pakanka įrašyti vardą pavardę, užtenka, kad aš atsidurčiau duomenų bazėje. Pas jūs matote, kuo skiriasi. Pas jūs yra tokie, bus matomi keturkampiai. Tai keturkampis reiškia, kad šitas resursas yra jūsų įmonės grupėje. Ir sistema jį atpažįsta kaip vartotoją. Donato neatpažįsta, nes aš nesu jūsų įmonės resursas. Reiškia, čia yra tokie išoriniai resursai, kurie su jūsų informaciniam sistemom neturi nieko bendro. Kai įrašau resursą, to pakanka, kad aš jį galėčiau priskirti prie darbų. Bet taip pat aš galiu nurodyti ir kažkokius tai parametrus. Tai yra, buvo pačioj pradžioje klausimas, tas maksimalus arba reiškia resurso apkrovimas. Tai projektas galvoja taip, kai aš įrašau resursą, kad resursas dirba 100%. 100% tai reiškia etatas. Ir jeigu aš pasakiau, kad darbo diena pas mus yra nuo 8 iki 5, tai etatas ir yra 8 valandos, nuo 8 iki 5. Ir jeigu aš pasakau, kad resursas prieinamas tik 50%, tai reiškia, kad projektas tokiam resursui gali suplanuoti tik tai 4 valandas per dieną. Nes visa kita, kas virš 4 valandų, šitam resursui bus viršvalandžiai. O šitam resursui. Aš paliksiu 100. O jeigu jūs, pavyzdžiui, nenorite rašyti konkretaus vardo ir pavardės, o tiesiog, pavyzdžiui, norite parašyti brigada. Brigada, kuri susideda iš 5 žmonių, tada reikėtų parašyti 500. Tai yra 5 etatai. Brigada iš 5 žmonių, 5 etatai. Tai va, reiškia, yra darbai, bet resursai prie darbų nėra priskirti, bet jie yra suvesti į resursų bazę. Taip pat paprasčiausias būdas priskirti resursą, tai yra ant resursų stulpelyje, paspaudus, matot, aktyvuojasi rodiklė. Ir va čia matosi visi suvesti resursai. Ir aš tiesiog išsirenku, pavyzdžiui, Mindaugą ir sakau, reiškia, kad įrangos konkurso pradžia, Mindaugas yra atsakingas arba žmogus, kuris turi tą darbą padaryti. Ir va tokiu būdu, jeigu Mindaugas turi keletą darbų iš eilės padaryti, tai man nereikia kiekvieną sykį jo parinkinėti, o aš galiu ten, kur jau esu įrašęs, matot, čia yra kampe toksai kryžiukas, aš galiu pratęsti tiek, kiek noriu. Galiu paskui, reiškia, paimti ir įrašyti kitą resursą. Irgi kažkiek tai pratęsti. Tai čia toks pats paprasčiausias būdas yra. Yra kitas būdas, irgi pakankamai naudojamas, tai yra resursų skirtukė, assign resource funkcija. Ir šita funkcija yra to gera, kad jinai iššaukia langą, kuris visą laiką yra aktyvus. Tai yra, aš, pavyzdžiui, galiu, matot, keliauti projekte pirmyn, atgal, į šoną. Ir šitas langas visą laiką yra toj vietoje, kur aš jį padėjau. Kur padėjau, ten tas langas ir bus. Jeigu aš noriu prie kažkokio tai darbo priskirti resursą, aš pažymiu tą resursą ir sakau assign. Ko jis nenori? Ko jis dabar nenori?
Va, padarėm. Ir priskiria tą resursą. Bet jeigu šituo atveju aš turiu spausti ir žiūrėti visus resursus kiekvieną sykį per naują, tai šituo atveju yra tai gerai, kad tie resursai visi yra matomi lange. Tai jie visą laiką yra matomi ir aš galiu, reiškia, pasirinkti. Nereikia daug sykių spaudinėti. Ir trečias būdas, kuris irgi yra dažnai naudojamas, tai yra show split. Su show split langu aš galiu įsišaukti resources and predecessors langą. Jeigu esu ant darbo, atsistoju ant darbo, čia galiu priskirti tiek, kiek man reikia resursų. Aš vieną resursą galiu priskirti, kitą resursą ir paspaudus OK. Kas nenori. Atsiprašau, čia tą patį resursą parinkau. Rapalas. OK. Va, sudėjo tos resursus. Ir kada perėjau per užduotis, darbą baigiau, tą langą išjungiu. Pas jūs projektuose resursai, kadangi jie yra visos grupės ir jie jau yra į sistemas įvesti, tai Mindaugas sakė, kad resursų lape jau bus. Va čia užėjus, jūsų įmonės resursai, kurie dalyvaus prie jūsų projekto, jie jau bus. Jų įvedinėti, taip kaip rodžiau, nereikės. Čia tik tai išorinius galime įsivesti. Sakykit, ar aišku dėl resursų, kaip resursai prie darbo priskiriami? O čia resursus aš padėsiu vis tiek kiekvienam projektui susivesti. Bet čia darbininkai įvesti ar tik tai administracija? Ne, čia tokie žmonės, kurie labiau atsakingi, kad tas darbas įvyktų. Kuratoriai gal, taip sakykime. Bet pažiūrime dabar, kaip yra Vika Aleksas ir jums tada bus aiškiau su resursais. Kad ir šitą. Sakysim, kaip Renaldas buvo, reiškia. Yra kažkokie darbai ir priskiria tokį kaip koordinatorių. Nesakysim, kažkokius tai darbus projekto vadovas savo prisiskyrė. Reiškia, kad jis kuruoja kažkokius darbus, kuriuoja kiti kolegos. Projektas didelis. Sakysim, pirkimus ten gali kuruoti iš pirkimų skyriaus kažkoks tai žmogus paskirtas. Ten dėl sutarties gali dar kitas žmogus būti. Tai tokių labiau. Čia ne darbininkai, sakysim, čia labiau tokie administravimo darbą darantys žmonės.